Prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos finalai. Superfinalo serijoje po metų pertraukos vėl susitiks tituluočiausi šalies klubai Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. LKL superfinale kovojama iki 4 pergalių. Aišku, abi komandos moka žaisti tiek vienoje, tiek kitoje arenai, bet manau, kad vis tiek tas yra smagiau, ypač kauniečiam žaisti namie, taip kad tas gali būti pranašumas, o kitas dalykas nelabai žvelgiu kažkokių vienur panašumų ar trūkumų. Kaip sakiau, komandos iš tikrųjų yra apylygės, kas parodė ir sezonas. Kaip prognozuoja, kiek rungtynių prireiks? Aš manau, kad 6 arba 7 gali prireikti, nes tikrai, sakau, komandos apylygės ir nebus, kad mano nuomonė, bet čia tos prognozijos, tai čia sunku pasakyti. Dėl bronzos kovos praėjusių metų vicečempionas Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventusas. Manau, kad Neptūnas vis dėlto, nes vis tiek turėjo gerą sezoną Eurolygoje, pasisėmė patirties ir jau ypač dabar, nežinau, dar Utena pasėdus po paskutiniu metu, ar jie tai atsigaus, ar duos kovos, sunku pasakyti, bet manau, kad Neptūnas turėtų nugalėti. Kova dėl LKL bronzos vyks iki 3 laimėtų rungtynių. Prasidėjo Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatas. Klaipėdoje dėl Lietuvos čempionų vardų įvairiose amžiaus grupėse varžosi beveik 200 sunkiaatlečių, tarp jų rekordinis skaičius merginų. Lietuvos čempionate dalyvaus apie 170 dalyvių, tame tarpe apie 60 mergaičių. Tai, kaip sako, rekordas mūsų, tikriausiai neatsimenam, kad tiek mergaičių dalyvautų Lietuvos čempionate. Tai labai džiugina mus, kadangi populiarėja, vis dėlto mergaitė supranta, kad štanga tikrai duoda didelį efektą jų grožiai ir kūno sudėjimui. Ir aplamai, kaip sporto šaka yra labai gera. Lietuvos čempionatas tai tokia kaip ir tarpinė stotelė, tiesiog sudalyvauti šiek tiek, pasidžiaugti savo kraštu, savo miestu ir pagrindinės bet kokiu atveju varžybos yra pasaulio čempionatas, kuris vyks Hjustone, Amerikoje, lapkričio gale. Tai ten mėginsim visas jėgas ir nunešti. Pasaulio čempionate bus kovojama ir dėl olimpinių kelialapių. Jeigu Lietuvos rinktinė pasaulio reitinge pakils bent 2 pozicijomis aukščiau į 24 vietą, Rio de Janeiro olimpiadoje dalyvaus net 3 Lietuvos sunkiaatlečiai. Didžbalio olimpinį kelialapį jau garantavo iškovotas Europos čempiono titulas. Visi kaip ir yra užgarantuotas, kadangi aš praeinu pagal reitingą. Ir kiek profesionalai kalbėjau, kad tikrai nėra tokių kalbų, kad kažkas galėtų būti pajėgus įstumti mane. Tai šiai dienai tikrai važiuoju į olimpiadą, o mūsų tas toks noras yra iškovoti 3 kelialapius, kad tos vietos taptų laisvos ir daugiau sunkiaatlečių galėtų rungtis juose. Gerų rezultatų pasaulio čempionate tikimasi ne tik iš Didžbalio, bet ir iš Europos jaunių čempiono Žygimanto Staniulio. Lietuvos buriuotojų sąjunga švenčia 80 metų jubiliejų. Ta proga Kauno jachtklube šeštadienį rengiama šventinė regata. Joje dalyvaus daugiau negu 100 Lietuvos buriuotojų. Dalyvaus visi mūsų geriausi olimpiečiai, lenktynininkai. Ir Raimonas Šiugždinis, atskris specialiai Gintarė Volungevičiūtė, kuri dabar yra Italijoje. Ir jaunimas bus iš jūrinių buriuotojų, aš tikiuosi irgi dauguma dalyvaus. Ir aišku, aš manau, tokios šventės labai svarbios ir mūsų vyresniai buriuotojų kartai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buriavimo populiarumas pradėjo augti po Raimondo Šiugždinio pergalių pasaulio ir Europos čempionatuose Laser Radial klasėje 1997 metais. Kai Raimondas Šiugždinis tapo pasaulio čempionu, tai čia tokia jau mūsų linksma istorija, ir italų rinktinės treneris paklausė mūsų trenerio: puikus rezultatai, sveikinimai, tai kiek jūs turit tų lazerių? Tai mūsų treneris sakė 4. O, sakė 400, o kiek gyventojų? Sakė 3,5 milijono, tada dar tiek buvo. Tai sako, visai gerai, sako, ne 400, 4. Tai čia buvo pradžia, jinai skamba juokingai, bet tai rodė, koks buvo noras siekti pergalių. Aukščiausias pasiekimas dešimtmečio tai Gintarės Volungevičiūtės sidabras Pekino olimpinėse žaidynėse. Mes niekad tokio pasiekimo neturėjome, kaip ir neturi daugelis mūsų aplinkinių valstybių atstovų. Kelialapius į kitų metų Rio de Janeiro olimpinės žaidynės jau užsitikrino 2 Lietuvos buriuotojai. Lietuvoje vis labiau populiarėjantis golfas pradeda jau 15 sezoną. Savaitgalį Europos centro golfo klube vyks Lietuvos golfo federacijos taurės varžybos. Juose varžysis beveik 100 golfo žaidėjų iš 5 šalių. Šiandien golf federacija gali pasigirti 15
jubiliejinių golfo čempionatų ir prasideda šį savaitgalį Europos golfo klube federacijos taurė. Manau, kad tai yra pradžia sezono iš 8 šių metų federacijos organizuojamų turnyrų, kas sudaro Lietuvos golfo federacijos turą. Tai yra pirmasis turnyras. Bet kuom galim pasidžiaugti, kad rugsėjo 1-5 Klaipėdos golfo aikštyne vyksta Europos moterų komandinis čempionatas. Tai vis dėlto įvertinimas Lietuvai. Šiuo metu Lietuvoje registruota daugiau negu 500 golfo žaidėjų. Lietuvoje šiuo metu yra 5 golfo aikštynai. Aikštynai tai yra 5 europinio lygio, kuriuose mes ir vedame čempionatą. Šiaip golfo tas griauti stereotipą, kad golfas išskirtinė sporto šaka, skirtingiem žmonėm, tai mums sekasi tai daryti, bet manau, kad tikrai negalima taip jau labai džiaugtis, kad turime ten 1000 skaičiuojamų žaidėjų. Jie auga, šiai dienai mes turime virš 500 aktyvių žaidėjų, dar keli šimtai yra pasyvesnių. Manau, kad tai artimiausi 2 metai tikrai, manau, kad viskas sudvigubės. Golfas debiutuos 2016 metų Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse, tačiau Lietuvos golfo federacijos vadovai nesitikė, kad lietuviams pavyks iškovoti kelialapį jau į artimiausią olimpiadą. Harmonizacijos parke kartu su šeimų švente šeštadienį vyks Lietuvos Respublikos prezidento taurės konkuras. Prienų rajone Vaizgakiemyje varžysis 60 raitelių, tarp jų legendinis Lietuvos raitelis Zigmantas Šarka, daugkartinis šalies čempionas Stasys Jasas ir tarptautinėse varžybose pergalės skinantis Danielius Gutkauskas. Žemaitukų veislės žirgų varžybose reiks įveikti metro aukščio kliūtis. Prezidento taurės konkure kliūtis bus iškeltos į 1,40 m aukštį.